Labą dieną. Šiandien turim 160 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Paryžiaus taikos konferenciją, politinius pasikeitimus Europoje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie sienų pasikeitimus Europoje ir naujas Europos valstybės. Taigi, Versalio sutartimi nuo Vokietijos buvo atskirtas Klaipėdos kraštas. Nedidelės Vokietijos teritorijos atiteko Belgijai ir Danijai. Elzasą su Lotaringija susigrąžino Prancūzija, kuri gavo ir Saros srities anglių kasyklas. Saras nuo Vokietijos buvo atskirtas tik 15 metų tam laikotarpiu ir perduotas valdyti Tautų sąjungai. Tam terminui baigiantis, šios srities likimą turėjo lemti jos gyventojų balsavimas. Daugumą Lenkų žemių Prūsijos užgrobtų 18 amžiaus pabaigoje perėmė atgimusi Lenkijos valstybė. Ji gavo ir siaurą išėjimą į Baltijos jūrą per Lenkų pamarį. Taip Rytų Prūsija tapo atskirta nuo visos Vokietijos. Tačiau svarbus Dancigo arba Gdansko uostas Vyslos žiotyse su aplinkinė teritorija nebuvo prijungtas prie Lenkijos. Anglams reikalaujant, jis virto Tautų sąjungos globojamų laisvuoju miestu. Suiro didelė ir galinga Austrijos-Vengrijos monarchija. Jos įpėdinėmis pripažintos Austrija ir Vengrija užėmė tik nedidelę dalį buvusios monarchijos teritorijos. Didžiumą vokiškų žemių paliko Austrijai, bet jai buvo uždraustas prisijungimas prie Vokietijos, tai yra anšliusas. Keli milijonai vengrų atsidūrė gretimų valstybių, tai yra Rumunijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos valdžioje. Europos likimo lėmėjai nelabai paisė tautų apsisprendimo principų. Klemanso laikė Vengriją natūralia vokiečių sąjungininkė, todėl stengėsi kuo labiau ją kabutėse apkarpyti. Bulgarija neteko mažų teritorijų Jugoslavijos naudai ir išėjimo į Egėjo jūrą. Europoje kūrėsi naujos tautinės valstybės. Buvusioje Austrijos-Vengrijos teritorijoje susikūrė visiškai nauja Čekoslovakijos valstybė. Visa rytinė Vengrijos dalis, tai yra Transilvanija, kur daugiau nei pusę gyventojų sudarė rumūnai, atiteko Rumunijai. Prisijungusi Rusijos valdyta Besarabija, tai yra sritį tarp Pruto ir Dniestro upių, Rumunija tapo didžiausia, nors ūkiškai ir kultūriškai atsilikusia pietryčių Europos valstybė. Su Serbija susijungus kroatų ir slovėnų žemėms, priklausiusioms Austrijai Vengrijai, buvo įkurta serbų, kroatų ir slovėnų karalystė 1929 metais pavadinta Jugoslavija. Vidurio Europoje vyravo atgimusi Lenkijos valstybė,
o Baltijos jūros pakrantėje susikūrė Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės. Apie Tautų sąjungą. Ši organizacija, į ją stojančios valstybės įsipareigodavo viena kitai padėti užpuolimo atveju, teikti pagalbą, 2/3 balsų nutardavo Visuotinis Tautų sąjungos susirinkimas ir jos 9 valstybių atstovų taryba. 5 didžiosios valstybės, tai yra JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija ir Japonija, taryboje turėjo užimti nuolatinės vietas. Tautų sąjungos tikslas buvo garantuoti pasaulyje taiką, bet iš pat pradžių ji susidūrė su sunkumais. JAV senatas prieštaravo šalies dalyvavimui Tautų sąjungoje. Įtakingi amerikiečių sluoksniai manė, jog būdama šios organizacijos narė, JAV turės ginti kitas valstybės be jokios naudos sau. JAV nedalyvavimas menkino organizacijos veiksmingumą. Sovietų Rusija, kuriant Tautų sąjungą, net nebuvo į ją pakviesta. Vos įsteigtoje organizacijoje įsivyravo Prancūzija ir Didžioji Britanija. Jos nesiryžo tiesiogiai paversti savo kolonijomis buvusių Vokietijos kolonijų ir Turkijos valdytų arabų šalių, tad gavo Tautų sąjungos mandatus tas valdas globoti. Valdyti kai kurias Vokietijai priklausiusias kolonijas mandatus gavo Didžiosios Britanijos dominijos, Australija ir Pietų Afrikos sąjunga, taip pat Japonija. Apie pirmųjų pokario metų problemas. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, dar kelerius metus tęsėsi pokario suirutė. Beveik visos šalys kentė ūkinius sunkumus. Rusijoje siautė žiaurus pilietinis karas, kuris labai nuniokojo šalį. Bolševikai mėgino sukelti revoliucijas kitose Europos valstybėse. 1919–1920 metais vyko karo veiksmai tarp Sovietų Rusijos ir Lenkijos. Nesisekė įgyvendinti taikos sutarties su Turkija, kurioje išsiplėtė nacionalistinis sąjūdis, vadovaujamas Mustafos Kemalio Atatiurko. Turkai atnaujino genocidą, vėl pradėjo masinės graikų ir dar išlikusių armėnų žudynės. Sutramdyti turkus turėjo Graikija, bet ji karą su Turkija 1922 metais pralaimėjo. Nepriklausoma Armėnija ir autonominis Kurdistanas taip pat neišsilaikė. Turkai bandė užgrobti net Užkaukazės Armėniją ir galutinai išnaikinti armėnų tautą. Didžioji Britanija ir Prancūzija dėl tarpusavio prieštaravimų graikams ir armėnams menkai tepadėjo. Reikia pastebėti, kad ligi šiol Turkijos valdžia atkakliai neigia ne tik Atatiurko vykdytą, bet ir Pirmojo pasaulinio karo metų genocidą. Tuo tarpu visame pasaulyje genocidas Turkijoje 1915–1922 metais pripažįstamas kaip neginčijamas faktas. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie sienų pasikeitimus Europoje ir naujas Europos valstybės.
Išvardykite po karo Europoje susikūrusias nepriklausomas valstybes. Pasakokite ir išvardykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie Tautų sąjungą. Kokiu tikslu buvo įsteigta Tautų sąjunga? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia. Trumpai papasakokite apie pirmųjų pokario metų problemas. Pasakokite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.